Labas vakaras, brangus laidos Gyvieji šaltiniai klausytojai, su jumis Arnoldas Matijošius ir ši laida bus paskirta į vaikų globą ir įvaikinimui šeimoje. Laida mums padeda rengti tradiciškai tas pats ir nepakeičiamas vaiko ir tėvų centras Aš ir mes, kuris yra Kaune, Jankaus gatvė 43, o centro vadovė Kristinai Vilytei jūs galite paskambinti ir pasiteirauti daugiau apie tai, kaip galite įvaikinti ar globoti vaikučius telefonu 8684 37 160, kartoju 8684 37 160. Ir šią laidą man ir padeda Kristina Vilytė pati vesti, o laidoje šiandieną vieši tėveliai Rolandas ir Mida. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki, Mida ir Rolandai. Iš tiesų labai džiugu, kad sutikot atvirai kalbėti, dalintis savo patirtimis. Ir noriu klausti, kiek vaikų auginate šeimoje ir kokiu keliu jie pas jūs atkeliavo? Na, šiuo metu šeimoje auga 3 vaikai. Vienas atkeliavo natūraliu keliu, iš meilės. Ir kiek jam laiko dabar? Jam 18 metų. Jau suaugęs. Čia vertinamas dalykas, ne? Vertinama kategorija. Čia tėvam atrodo, kad ne. Va, sūnui atrodo, kad taip. Ir auginam dar 2 mergytės. Šiandien dar jos 6 metų, bet kai laidą klausysit, bus 7. Ir jos yra... Jos yra dvynukės, Skaistė ir Kamilė. O atkeliavo jos kitaip, turbūt irgi iš meilės, ar ne? Bet kitų kelių. Iš meilės vaikams jau, šiuo atveju. Jeigu ten iš meilės mamai, žmonai, moteriai, tai čia iš meilės vaikams. Aišku. Tai jos yra įvaikintos, ar ne, kiek aš žinau? Taip, įvaikintos. Jau daugiau kaip 5 metai. Šeimoje gyvena. Įvaikinot metukų laiko? Nu, beveik 2 jau buvo. O kaip atėjo jum ta mintis įsivaikinti, nes auginot savo berniuką, savo sūnų, ar ne? Ir kaip šovė į galvą dar, nes iš tikrųjų labai mažai kam šauna į galvą, mes norėtume, kad dažniau tas įvyktų, bet kaip įvyko tas apsisprendimas, ar labai sunku buvo perlipti šitą įvaikinimo slenkstį ir kas jūs paskatino? Vedė turbūt troškimas, kad šeimoje būtų daugiau negu vienas vaikutis ir tiesiog turbūt buvo per daug meilės ir norėsi tą meilę kažkam tai dar duoti. Tai ilgai mes iš tiesų ilgai brandinome tą mintį ir ilgai laukėme, nes, kas mus stabdė, įsivaizduodavom taip, kad, tu važiuosi ir tą vaikutį, kaip ir rinktis. Ir galvoju, kaip tu gali vaiką išsirinkti, kaip ta tokia neteisinga mintis. Nes iš tiesų tai, kai pradėjom lankyti kursus, tai išsiaiškinom, kad vaikučio tu nesirinki, o vaikutis atkeliauja pas tave ir tau jį pasiūlo. Tai va, ir aš labai džiaugiuosi, kad ne mes rinkomės, o jos atkeliavo pas mus ir mes gavom žymiai daugiau, negu mes galėjom tikėtis, nes jos atkeliavo 2. O ar ir galvojot apie 2, ar, tiesiog taip išėjo? Mes, kaip galvojom iš pradžių apie 1 vaikutį, bet neprieštaravom, kad vėliau, broliuką ar sesutę taip pat įvaikinti. Tokia buvo pozicija. Ten apie 2 nukus, gal galėjom pasvajoti, bet kad tikėtis, kad atkeliaus 2 nukai, tai viršijo visus lūkesčius. Aišku, o jeigu grįžt dar trupučiuką atgal, bet kiek laiko užtruko tas, sakėt, ilgai vyko, ar ne? Kiek laiko svarstėt, dėl ko be pasirinkimo, ar ne, dėl ko galbūt dar pergyvenot, ar bijojot, ar nerimavot?
Nelengva pasakyti, ar ne? Aha, nes turbūt buvo, aš manau, ar ne, tokių jausmų įvairių būna paprastai, ar ne? Nėra vien tik tai, kad, kaip čia viskas. Tiesiog galbūt tos bijom, procedūros. Kažkaip, kai girdėdavom ten, kad palieka vaikelius, ten kažkas, tai atneštų kas nors tą vaikelį mums padėtų ir mes jį iš karto imtumėm ir augintumėm. Tai tai atrodė, ta pati procedūra, kaip čia tas vaikelis pas mus atkeliaus. Ir ar labai baisi ta procedūra buvo? O ta procedūra iš tiesų buvo labai maloni, buvo labai įdomi. Ir mums tie kursai, tas 10 susitikimų, iš tiesų tai toksai buvo ir papildomas ir pažinimas vienas kito, ir pažinimas ir savęs, labai pakeitė požiūrį į vaiką. Į vaiko, ar sakysim, ar kad vaikas įvaikintas ar neįvaikintas. Kad vaikas ateina ne dėl mūsų. Ne mums reikalingas vaikutis, kad jis mus padarytų laimingas, bet kad mes esam atviri ir mes priimam vaikutį tokį, koks jis ateis. Ir jam labai reikia jūsų. Taip, ir tiesiog kažkaip tai pasikeitė ir mes atsivėrėm, bet koks tas vaikelis ateis, mes tokį jį ir priimsim. O ne tai, kad, ar mes norėtumėm to, ar to daugiau norėtumėm. Tai per kursus pasikeitė tas požiūris ir kad priimti vaiką toks, koks jis atkeliauja ir priimti su viskuo, su visom šaknim, su viskuo, ką jisai turi ir drąsiai su vaiku kalbėtis ir sakyti atvirai, kaip jis atkeliavo, kokios jo šaknis yra ir tai būtent kursų dėka. Ar pradžiai buvo mintis nesakyti įvaikinimo fakto? Kaip pradžioj buvot nusiteikę atvirumo klausimu? Atvirumo klausimu visada tiesa yra vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime, jeigu ne pats svarbiausias. Gyventi tiesoje. Taip. Tai minčių, kad ten slėpti ir kalbėti ne tai, kas yra iš tiesų, tai net nekilo. Tai tik pastiprino, ar ne? Tiesiog pastiprino, kaip tą kalbėti, kaip tos šaknis vaikui svarbios yra. Tai taip, kaip svarbu bendravimas su savo broliukais, sesutėm, jeigu tokie yra. Tai šitą sustiprino. O jeigu tada ir kalbėt apie jūsų mergaičių biologinės šaknis, ar ne, ar žinot, ar turit informacijos apie jų tėvus, kodėl neaugino, kas nutiko jų gyvenime, ar šitoj vietoj tuščia? Mes informaciją turime ir yra ir broliukai, ir sesutės, su kuriais mergaitės bendrauja, palaiko ryšius. Netgi bendrauja, ar ne? O jie gyvena globos namuose, ar irgi šeimose? Jie gyvena šeimose, bet ne biologiniai šeimoje, o kitose šeimose. Tai jūs tiesiog palaikot ryšys? Jo, mes palaikom ir vaikai bendrauja tarpusavy. Ar daug brolių, seserų turit? Turime dar 2 sesutės ir 2 broliukus, tai iš viso 6 vaikai. O jie gyvena atskirose šeimose? Taip, dar 2 šeimose. Jauniausias broliukas atskirai ir 3 kiti vaikučiai pas globėjai. Ir geranoriškai, ar ne, tiesiog ir kitos šeimos sutinka, kad vaikai tos ryšius palaikytų. Taip. Smagu, tikrai. Aha, tai tada man norisi grįžti dar vėl jau po apsisprendimo proceso, praėjote visą procedūrą, kaip sakėt, kuri nebuvo tokia baisi, ir ar ne, kaip iš pradžių gal atrodė, ar greitai sulaukėt pasiūlymo, kaip iš vis sureagavot, ar ne, kad 2, irgi turbūt ta žinia buvo tokia ypatinga. Pirmiausia, tai be mūsų, be manęs ir Rolando labai aktyviai visame tame procese dalyvavo sūnus. O jam tada buvo kiek? Jam tada buvo 13 metų. Aha, praktiškai paauglys. Taip, ir jis pritarė jūsų šitam... Jisai ne tik, kad pritarė, jisai buvo vienas iš iniciatorių, kuris pastoviai mes užimti, to laiko trūksta. Mama, ar tu skambinai? Kelinti mes eilėj stovime. Tai kada mes čia gausime? Kada čia keliau šiek. Tai va, tik tiek, kad Povilas, jisai daugiau tikėjosi broliuko. Aha. O jūs rinkotės lytį, ar buvot... Tėtis labiau svajojo apie mergaitę, bet, kaip mes teikėm prašymą, tai parašėm, kad, buvom atviri. Nesvarbu, lytis nesvarbi. Ką Dievas duos. Taip. Tai sulaukėm skambučio pirmiausia, nes mes buvom iš pradžių parašę, kad vaikutį, man atrodo, iki 1 metų, kad mažesnė. Tai paklausė, o jeigu vaikas būtų didesnis. Tai kažkaip tai mes sakom, gerai, atvirai, tegul būna jisai vyresnis.
Tai va, ir matyt, tas vartų atverimas plačiau lėmė, kad mes greitai sulaukėme skambučio. Mes kursus baigėm birželio mėnesį, o jau rugsėjo 12, man atrodo, mums paskambino ir pasakė, kad norim pasiūlyti jum dvynukes. Ačiū Rolandui ir Midai, kurie pradėjo pasakojimą apie dvynukių mergaičių įvaikinimą. Klausykite mūsų netrukus po muzikinės pertraukėlės. Sveiki visi radio klausytojai, tęsime mūsų gyvųjų šaltinių laidą ir mums padeda kalbinti tėvelius, kurie įvaikino dvynukes mergaitės, padeda kalbinti globos ir įvaikinimo kursų vedėja Kristina Vilytė iš viešosios įstaigos Aš ir mes. Taigi, Kristina,
kas mums rūpėtų daugiau sužinoti iš Rolando ir Midos apie tą pradžią, kaip atsirado mergaitės? Na, tai Mida sustojo ties ten, kad jiem buvo pasiūlytos dvynukės ir iš tikrųjų labai įdomu, kaip reagavote į tokį pasiūlymą, netikėtą. Buvo daug euforijos. Man, kadangi aš tikrai, svajojau apie mergaitės, aš turėjom sūnų, aš, kaip sakant, gyvenime turiu dar vieną sūnų, labai svajojau apie mergaitės. O čia dvi. Čia iš karto dvigubai svajonė pildosi. Tai buvo daug euforijos, daug džiaugsmo, iš karto daug veiksmo. Ne tik mus skatino, mes patys skatinom, kad viskas tas veiksmas vyktų. Iš karto užsidegėm. O Mida į tai, kad atkeliauja iš karto 2 vaikai. Kai paskambino ir pasakė, kad norim pasiūlyti dvynukės, tai net nekilo jokių abejonių. Tiesiog, toksai aiškus žinojimas ir, didžiulis džiaugsmas, kad tai mūsų mergaitės. Ir mes nebuvom nei jų matę, nei jokios informacijos neturėjom, bet, aišku, nekantravom nulėkti į vaiko teises ir sužinoti apie jas daugiau. Bet, toksai širdį žinojimas, kad taip, tai yra mūsų vaikai. Ir, didžiulis džiaugsmas. Tai mes ten nekantraudami nulėkėm, tai pirmiausia, ten nei nuotraukų nebuvo nieko, tik tai tokia trumpa informacija ir kad mes kitą dieną galėsim nuvažiuoti, susipažinti. Tai va, tai jau kaip ir tas sprendimas buvo priimtas, net nemačius mergaičių. Tiesiog visą naktį paskui nemiegojom, galvom 2 metų, kaip tie vaikai atrodo, ten žiūrėjom, kėlėmės Povilo nuotraukas, ten naktis buvo nemiegota, kokie tie 2 metų vaikai, nes jau Poviliukas 13 metų buvo. Tai, žodžiu, jau tas sprendimas kaip ir jisai buvo priimtas ir ten jau nuvažiavom su mergaitėm susipažinti kitą dieną. Jos mažytės buvo, soliukės, po 8 kilogramus tik tai svėrė. Jos neskaito, ką čia 2 metų vaikai, nes jos mažulytė. Tai va, bet... Ir kaip tas iš tikrųjų pirmas pamatymas, ką pajuto, ar ne, labai skirtingai iš tikrųjų žmonės vieni pajunta, kad čia tikrai tas mano vaikas ir tas ryšys nuo pat pirmo akimirksnio užsimezga, kitiem tiesiog turi praeiti laiko, reikia prisipratinti. Kaip jūsų atveju įvyko susitikimas? Susitikimas įvyko daugiau tokio apžiūrėjimo forma, nes ryšys iš mergaičių pusės nebuvo momentinis tikrai. Reikėjo padirbėti tuo klausimu. O kaip reagavo jūs? Tikrai jūs atėjot ar ne ir kaip jos? Jos, kaip suprantu, turėjo gyvenimišką patirtį ir nepuldavogi tokia, kad nepuldavo bendrauti su pirmo sutiktų asmeniu ir taip jos saugodavosi, saugiai. Taip. Saugodavosi, reikėjo prisipratinti. Brolis labai padėjo šitoje vietoje, nes vis tik jis dar vaikas, dar, kaip sakant, buvo ant paauglystės tos lenkščio, dar vieną koją į vieną pusę, kitą į kitą. Tai va, tai jisai dar žinojo, suprato, kaip vaikai gyvena ir kokias turi emocijas, kokios patirtis turi ir viską. Ir brolio didelį pagalba buvo tos vaikus prisipratinti ir pritraukti prie mūsų arčiau. Toks jis buvo kaip tikrai labai geras atskleidęs tarpininkas. Toksai viską. O mes aišku siekėm, mes labai norėjom, labai tikėjomės, kad čia mes būsim labai svarbus, mus tik pamatys visi čia iš karto puls, džiaugsis, kabinsis, o taip nebuvo. Taip nebuvo, bet mes, kaip sakant, jau žmonės gyvenime patirties turintys, kantriai, dirbom, važinėjom kiekvieną dieną į įstaigą ir kažkaip tai gana pakankamai greitai per porą savaičių susidraugavom, jau tapom draugais. Ar ilgai lankėte globos namuose mergaitės? Porą savaičių lankėm. O po 2... Kiekvieną dieną po darbo žinojom, kur turim važiuoti. O po 2 savaičių jau parsivežėt į namus? Taip, parsivežėm. Na ir kaip ta pati pradžia, kaip jos jautėsi? Nes jos pirmą kartą atvažiavo ir liko visam laikui. Taip buvo, ar ne? Liko visam laikui. Nes jom pasikeitimas didžiulis, ar ne? Ir aplinka, ir žmonės, ir tokiam vaikui tai yra didžiulis įvykis. Ir jum, ar ne? Iš karto 2 nauji šeimos nariai. Kaip jum ta... Aš manau, kad labai buvo gerai, kad mes
vaikus lankėm įstaigoje ir kad mes su jais susipažinom, pradėjom bendrauti, jos jau mus pažino ir man labai, manau, kad esminis dalykas buvo tai, kad jos atvyko ne į namus, o atvyko pas mus su Mida, pas Povilą, pas brolį atvyko, o ne į namus, nesvarbu į kokius namus, kur, dėl ko, svarbu, kad jame jau buvo tie žmonės, kuriuos jie pažinojo. Tai tą procesą lankymo, susibendravimo, pažinimo reikia būtinai praeiti. Prieš parsivežant vaiką. Kad tai nebūtų taip, kad atvažiavau, pasiėmiau ir parsivežiau. Taip. O lankant jautėt, kad keičiasi santykis, kaip jos pasitikdavo jūs, kaip išleisdavo? Kiekvieną dieną santykis vis gerėjo. Vis gerėjo. Atsirasdavo, jeigu iš pradžių veiduose nebuvo nei šypsenos, nei džiaugsmo pas vaikus, tai jau maždaug po 3-4 susitikimų jau atsirado, jau pamatėm dantukus. Kaip atrodo. Ar nebūdavo liūdna įsiskirti, o irgi ar ne, jeigu pradėjo rištis ir jūs pradėjot priimti, ar ne, kaip tie įsiskirimai jūsų atrodydavo? Na, nebuvo tai toksai per tą laiką jau prisirišimas, kad kaip tarp tėčio ir mamos kūdikio, jis atsirado tas kontaktas, bet tokio priraišumo jau maksimalaus tikrai nebuvo. Taip, per trumpas laikas. Vis tiek per tai 2 savaitės jisai susiformavo, bet jis buvo minimalus vis tiek toksai. Daugiau pažinimo lygmenį, kad jau pažįsta mane, mes pažįstame jau. Bet dar tikrai mes nebuvom tėtis ir mama, jau draugai daugiau negu tėtis ir mama ir vaikai. Tai tokiam lygmenį. O kaip namuose, kaip jos priprato, kaip adaptavosi? Ar jautė tą adaptacijos procesą, jeigu taip, tai kiek jisai truko? Tokios kaip adaptacijos sunkios nebuvo. Kažkaip tai jos įnėrė į mūsų gyvenimą ir viskas labai natūraliai vyko. Be Povilo dar turėjom vieną pagalbininką santykiuose tarpusavio, tai turim šuniuką, tai tas šuniukas irgi buvo, kaip labai gera priemonė. Taip, vaikams svarbu. Vaikams tai įeiti į aplinką irgi. Ir jos labai greitai pradėjo skleistis. Atrodo, kad jos nei kalba, per tas 2 savaitės, nusišypsodavo. Taip. Bet paskui girdim, pradeda dainuoti. Pasirodo ir kalba, ir dainuoja. Ir čia aš išėjau tuo momentu iš darbo, buvau su vaikučiais ir mes buvom pasiryžę, kad auginsim patys. Taip. Tuos metus laiko iki 3 metų. Tai kiekvieną vakarą tėtis grįždavo iš darbo, ir ką? Kas šiandien įvyko? Ką šiandien? Nes kiekviena diena jinai įneždavo daugybę naujų poslinkių ir didžiulių žingsnių į priekį. Nes jos labai, atrodo, kaip buvo užspaustos ir staiga pražydo gražiausiam spalvom. Kaip smagu. Net tas ir fiziologiškai, žinokit, pasikjauti ant vaikų. Jūs įsivaizduojat, mergaitės beveik 2 metų, be nepilno mėnesio 2 metai. Mes parsivežėm vaiką, kuris vienos iš mergaičių ūgis buvo 74 cm, kitos 76. Tai mes apsilankėm pas šeimos gydytoją, ten patikrą tokią praėjom, pasimatavom, pasiauginom ir po 2 savaičių nuvažiavę pas šeimos gydytoją vėl pamatavo ūgį, svorį. Sako, dar tokio gyvenime nemačiau įvykio, kad vaikas per 2 savaitės paaugtų 2,5 cm. Ką reiškia, kai atsirado tiesiog individualiai teikiamas meilė, tai viskas ir... Kaip sakant, vaikas tapo laimingas ir paleido ne tik savo psichologiją, bet ir savo fiziologiją. Taip, esminis poreikis patenkintas ir viskas į priekį. Tikrai įdomu išgirsti šią istoriją, jos tęsinio paklausykime po muzikinės pauzės. Šioj žemėj tu, tau neprilygsta pasaulio išmintis, nes pasaulis tavo
Jėzau, dėkoju tau už amžinybę, kurią tavy radau, už tavo kraują pralietą nekaltai. Šiandien garbinu tave už tai. Tu buvai atstumta savų, gyvenai nesuprasta žmonių, tarsi rožė sutryptas minios, kentėjai kančias, tu dėl manęs ir dėl tiesos. Galingas Dieve, tau nėra lygių, aukščiau už viską esi šioj žemėj tu. Tau neprilygsta pasaulio išmintis, nes pasaulis tavo kūrinys. O mano Jėzau, dėkoju tau už amžinybę, kurią tavy radau, už tavo kraują pralietą nekaltai. Šiandien garbinu tave už tai. Tu buvai atstumta savų, gyvenai nesuprasta žmonių, tarsi rožė sutryptas minios, kentėjai kančias, tu dėl manęs ir dėl tiesos. Tu buvai atstumta savų, gyvenai nesuprasta žmonių, tarsi rožė sutryptas minios, kentėjai kančias, tu dėl manęs ir dėl tiesos. Tarsi rožė sutryptas minios, kentėjai kančias, tu dėl manęs ir dėl tiesos. Grįžtame į Gyvųjų šaltinių laidą ir aš Arnoldas Matijošius kartu su Kristina Vilyte kalbiname tėvelius Rolandą ir Midą apie jų patirtis įvaikinant dvynukes. Kalbėjom apie tai, kad mergaitės pradėjo skleistis, ar ne? Iš tikrųjų labai stipriai pradėjo keistis. Gal pradžiai dar noriu paklausti, o kokios jos iš viso yra, koks jų charakteris? Na, kaip jas apibūdintumėt? Na, mergaitės iš tiesų labai skirtingų charakterių. Ir tas, manau, jom padeda bendravime. Nes jeigu viena mergaitė yra kruopšti, atidi, rūpestinga, viską daro nuo iki, visi darbai pradėti ir baigti, tai kita yra
ypatingai emocinga, ekspresyvi, viską. Tai va, tai ta, kuri yra kruopšti, darbšti, tose kita emocijomis paskatina veikti, bėgti, lėkti, kartu šokinėti, o ta, kuri yra labai emocinga ir ekspresyvi, ta, kuri yra kruopšti ir atidi, tikrai pamoko, kaip reikia elgtis namuose, kaip reikia susitvarkyti, pasidėti, kaip reikia ruošti pamokas, nes vis tiek viena į kitą žiūri ir seka viena kitos pėdomis ir atkreipia dėmesį, ką daro viena ir biškį kopijuoja. Tai va, tai labai tas skirtumas iš tiesų mano požiūriu yra labai naudingas, kad ir tas charakteris taip skiriasi. Bendrai tam kolektyve jų dvynukių jisai duoda labai didelę naudą. Nes viena kitą tempia į vieną pusę, kita į kitą. Ir galutiniam variante jų veiksmų ribos prasiplečia kiekvienos. O kaip jos augant, ką pastebit, kaip jos keičiasi? Na, tiesiog apie galbūt raidą jų emocinę, na, galbūt dar plačiau, visapusiškai, ar ne? Nu, jeigu pasakoti, kaip jos keitėsi per 5 metus, tai mums šita laida būtų per maža, per trumpa. Jos labai, kaip Rolandas sakė, jos yra labai skirtingos ir labai įdomios, labai kūrybingos. Ir kiekviena diena yra skirtinga. Kiekviena diena yra skirtingos emocijos, skirtingi veiksmai atliekami, skirtingos reakcijos. Ir tu pats turi būti labai kūrybiškas, labai kantrus, kad kiekvieną dieną išgyventi ir priimti ir džiaugtis. O ko džiaugiatės? Kas jūs galbūt labiausiai džiugina? Džiugina, kaip pavyzdį pasakysiu. Pavyzdžiui, jeigu vaikai iš ryto atsikelia, paserviruoja stalą, padaro kavos ir sako, ateikit valgyt pusryčių. Tai yra nerealu. Tai tiesiog, nuo tokių dalykų susileidinu. Ir tai, galvoju, tai yra stebuklas. Tai yra stebuklas. Džiugina, kad, pavyzdžiui, grįžę iš mokyklos, bėga neragintos, bėga daryti darbelių, bėga lipdyti iš plastilino, bėga piešti, kuria. Kiekvieną dieną kažką tai kuria. Stebuklas, matai, ta vaikų kūryba yra nuostabus dalykas. O jeigu kalbėt apie kažkokius iššūkius, ar susidurėt su tokiais dalykais, kas galbūt jum pareikalauja daugiau energijos ar kantrybės, ar ne, kur galbūt yra sudėtingiau kažkokiose situacijose? Žinoma, iššūkių turime. Aš pastoviai turiu iššūkių, man reikia vaikus pabudinti. Ir kiekvienas mano rytas toksai pakelti. Čia kaip ir prisėmęs šitą prievolę. Tai va. Visada iššūkis yra susitarti. Ne? Ir visada tam reikia laiko. Ir man, pavyzdžiui, aš niekada nespėju. Aš toks žmogus, kuris viską turi padaryti laiku, niekada nemėgstu vėluoti, tai mano mažens tėvai yra įskiepinę, kad vėlavimas yra labai baisus dalykas, punktualumas yra, kaip sakant, labai svarbus ir tai yra prioritetas gyvenimo. Tai va, tai visą laiką iššūkis yra toks, kad nesinori, kad vaikas būtų prievartaujamas ir jis smaugiamas ir viską, ir visada norisi viską padaryti gražiai ir sukurti tokią situaciją, kad jisai pats tą padarytų, kad pats panorėtų, kad viską, tai va, tam reikia jau tėveliams tikrai kūrybos ir kantrybės ir, kaip sakant, energijos ir viską. Tai yra labai svarbu, kad šitai įvyktų ir manau, kad šitoks požiūris ir šitoks elgesys tėvų, kad negriežtai, o bandyti sukurti tą, man tai dabar per tą mėnesį, kada jos pradėjo eiti į mokyklą, tai padėjo labai, mes kažkaip ir susidraugavom labiau ir bendraujam ir tikrai
tie rytai jau netokie man baisus, kaip pradžioj buvo. O buvo dėl ko, kad jos nenorėdavo keltis ar nenorėdavo į darželį? Bet tas dėl ko aš sakau, kad aš nemėgstu vėluoti, nemėgstu, kad kas nors kitas vėluoja, man labai svarbu taip laikytis tvarkos šitos laike. Ir mergaitės jos laisvos, kūrybingos ir į viską žiūri paprastai, jos neturi kol kas pas mus, dabar jau atsiranda tas toksai, neturi tokio, kad supratimo, kad va reikia laiku, aš negaliu šiandieną ilgai valgyti, negaliu ilgai čia praustis, reikia viską daryti greitai, tiksliai, aiškiai ir viską. Ir aš žiūriu, kad per tą mėnesį mes jau baigiam pasiekti tą mano tikslą, kad viskas vyktų tvarkingai, gražiai, viską. Ir manau, kad va tas toksai elgesys, kad įkalbinėjimo būdu kažkokiu tai situacijų kūrimo ten dainavimo ir eilėraščių sakymo, šito metodu mes pasiekėm daugiau negu kad aš būčiau ten draskęsis reikavęs. Taip. Tai mergaitės jau pirmokės, o kaip jums sekasi adaptuotis mokykloje, naujoje aplinkoje? Labai įdomu, ar žino mokytoja, kad jos įvaikintos, ar kalbat apie tai, ar tiesiog paliekat jom pasakyti ar nepasakyti, ar ne, įdomu ir šitoj vietoj. Pirmiausia, kalbant apie 1 klasę, tai ta pirmoji klasė galima palyginti, kaip buvo pirmas etapas mūsų šeimoje. Tai tokia vėl visos šeimos mobilizacija, kad mes turime vienas kitam padėti, kad būtų ir pamokėlės paruoštos, ir vaikai nuvežti, ir parvežti. Tai toksai nelengva, tikrai nelengva, mums 1 klasė nėra lengva, nes jau dar mažytės, joms 6 metukai. Ai, tai jos dar anksčiau vienais metais? Ne, joms tai 7, bet jos vis tiek dar mažytės soliukės. Ir plus jos yra labai tokios laisvos, kūrybiškos ir disciplina, kuri yra mokykloje, jom taip pat yra iššūkis. Taip. Ir tai jaučiasi per emocijas grįžus iš mokyklos. Tai ta 1 klasė, kaip sakau, jinai ir iššūkis yra, bet iš kitos pusės ir šeimos mobilizacija, nes ir brolis padeda ten ir pamokas ruošti, ir kartais ir nuveža, ir parveža. Tai ir tokie pasiskirstę, pasidalinę ir jungia šeimą šitas iššūkis. O dar noriu paklausti, ar lankėt darželį? Taip, lankėt darželį. Ir įdomu iš tikrųjų, ar žinojo ir darželį auklėtoje, kad jų istorija, ir ar žino dabar mokytoja, kaip tiesiog aplinkos atžvilgių jūs kokios pozicijos laikotės? Darželį žinojo visas darželis, pedagogų kolektyvas, nes lankė Povilas tą patį darželį, Valdorfo darželį mergaitės lankė. Ir tik tai, kai parsivežė mergaitės, tai turbūt po savaitės ir nulėkėm iš karto mes pasidžiaugti į darželį ir iš karto užsirašyti, kad mes jau čia ateisime pas jų. Tai žinojo šitą situaciją ir labai mylėjo mergaitės, net išskirtinai mylėjo, pasakyčiau, ir labai priėmė, nors charakteris toksai, kaip sakyti, nėra labai švelnus ir lengvas, reikia tikrai labai daug meilės ir atsidavimo. Ačiū už pasidalinimą ir kviečiu likti mūsų dažnyje, nes mūsų laida dar nesibaigė. Šis pasakojimas bus pratęstas, dabar paklausykime muzikos. Didžiuoja rūbais, nei gražmenimis, papuošalai sudrumstų mudviejų artumą. Jie nuo tavęs mane atskirtų, o jų skambėjime užgestų tavo kuždesiai.
judesiai. Ištikimas miršta, susigedęs tavo žvilgsnio, poetų mokytojau. Štai sėdžiu aš prie tavo kojų, tegul mano gyvenimas bus tiesus ir paprastas, kaip nendrinė fleita, kurią tu muzikos pripildai, kurią tu muzikos pripildai. Tęsime mūsų laidą Gyvieji šaltiniai ir kalbiname šiandieną Rolandą ir Midą apie jų patirtį įvaikinime. Mums padeda Vaiko šeimos centras, aš ir mes, apie kursus, kuriuos galėtumėte pabaigti ir įgyti teisę globoti, įvaikinti vaikučius, jūs galite sužinoti tiesiogiai, paskambinę Kaune kursų rengėjams telefonu 8684 37160, o apie laikinąją globą Kaune iš Vaiko ir gerovės centro Pastogė jūs galėtumėte daugiau sužinoti paskambinę Kaune telefonu 313 912. Taigi, Rolandai ir Mida, laukiam jūsų pasidalinimo toliau. Tai dar sugrįžtam prie atvirumo temos, ar ne? Ir smagu girdėti, kad darželį kažkaip taip šiltai, ar ne, sutiko tą žinią, nes būna turbūt visokių reakcijų iš auklėtojų. Tai nejautėt kažkokio tai iš auklėtojos, kad stebėtų vaikus labiau negu kitus ir kad jie būtų tarsi, na, kaip per padidinamą stiklą kartais būna, bet ar nepajutot? Ne, nepajutom iš tiesų, tai jis buvo elgiamasi kaip su tikrai normaliais šeimos vaikais, kaip sakant. Jokio ten skirtumo, kažkokių išskirtinumų nebuvo. O iš vaikų mergaitės ar nepatyrė kažkokių tai replikų, jeigu visi žinojo? Tarp vaikų nebuvo šita tema eskaluojama ir pasakojama, tiesiog tai žinojo pedagogai, tai žino pačios mergaitės, tačiau tai nėra pokalbių tema. Taip. Tarp vaikų. Tai manau, kad vaikučiai turbūt šito ir nežinojo, bet žinojo visas kolektyvas. Ir dar grįžtant prie darželio, tai mergaitės nors pradėjo lankyti mokyklą, jos dar labai nori grįžti ir važiuoja aplankyti
auklėtojų ir vaikų ir tai rodo, kad tas santykis buvo labai šiltas ir labai geras. Taip. O mokykloje ar mokytoja irgi žino jų istoriją? Taip, mokytoja žino. Ar irgi šiltai priėmė, supratingai? Na, sunku dabar kažką tai dar sakyti, nes mes dar tik pirmas mėnuo, mokytoja turi 20 vaikučių ir iš tiesų kažką tai sunku kalbėti, nes dabar išgyvenimo laikotarpis, kai turim įeiti ritmą, išgyventi, sukurti geras emocijas vaikam ir manau, kad tą kartu su mokytojais darom. Taip. O dar noriu klausti, ar kalbat su mergaitėm čia tema, ar jos klausia, ar domisi, ar ne, apie savo biologinę šaknis, apie tėvelius, ar ta tema kažkaip tai, tiesiog kiek atvirumo šitoj vietoj? Tai atvirumo yra tiek, kiek vaikas nori žinoti. O ar klausia jos, ar kalba? Su vaikais iš tiesų yra labai paprasta, nes jie yra labai paprasti. Mato, kaip kitos mamos maitina vaikučius. Ir klausia, ar tu mus maitinai? Nesakau, jūs maitino kita mamytė, kuri pagimdė. Viskas aišku, tai buvo 2 metų vaikų klausimas ir atsakymas jiems. Ir daugiau ir jos nežino, jos paklausė, o Povilą ar maitinai? Tai Povilą maitinau. Jos varto knygelės, mato, kaip tenai pilvelėje vaikutis auga, mato, kaip kitos mamos vaikučius nešioja. Jos žino, kad kita mamytė jos pagimdė, pas kitas mamytės pilvelėje užaugo. Paklausinėjo ir dabar paklausinėjo, o Povilas pas tave pilvelėje užaugo. Tai yra joms žinoma. Jos klausinėja tiek ir sakysim, priežasčių, kodėl taip atsitiko. Per daug nei jos klausinėja, nei mes jom pasakojom. Dar ateityje. Visada pasakom, kad mes labai norėjom, mes labai troškom tokių mergaičių. Ir sako, mes labai, kai buvom danguje, tai mes taip norėjom pas jūs atkeliauti. Tai tas abipusis troškimas kaip ir išsipildė. Tai visada, jeigu kažkoks klausimas būtų, ar nepatogus truputėlį, o kodėl ten, tai sakau, mes labai jūsų troškom, mes labai jūsų norėjom ir jūs atkeliavot pas mus. Ir jas patenkina tas. Aišku. Yra mylimos ir trokštamos. Tai tų neigiamų emocijų kol kas kaip ir dar nesusidurėt, ar ne, kad skausmingai išgyventų tą faktą, kad... Ne, tikrai kol kas ne. Aišku. O kaip priėmė mergaitės jūsų aplinka, jūsų tėvai, draugai, kaimynai, ar, įdomu irgi, ar buvo kažkokių reakcijų? Aplinka priėmė puikiai, gavom didžiulį palaikymą ir iš draugų. Ir bendradarbių, visi ir emociniai, netgi ir materialų, drabužėlį kas nors kokį atveža ar kažką, taip net neprašom, neieškom, bet vis žmonės laiko, kad tai reikia tos pagalbos. Tai aišku, aplinkoje visada būna šitoj, kada žmonės kartu gyvena, jeigu tu kažką vaiką užauginai, drabužėlį išaugusiai, liko geras viską, tai kam jisai turi čia pas tave pelyti, spintoje, reikia atiduoti kažkam. Tai čia. Bet šiaip tai aplinka labai viską gerai priėmė ir jos praktiškai atvažiavo ne tik tai į šeimą, iš karto į giminę. Praktiškai visi mielai nešiojo, bučiavo, glostė. Mus visus pažįsta, su visais šiandienai bendrauja. Pas visus nori nuvažiuoti, nuvykti, pabendrauti. Nežinau nei vieno žmogaus iš mūsų aplinkos, su kuriais mergaitės nenorėtų bendrauti ir pasakytų, kad nenorim, vengiam, nepatinka. Viskas labai gerai. Labai smagu. O dar noriu klausti apie jūsų sūnų. Jisai labai norėjo, pasakojo, ar ne, ir labai inicijavo įvaikinimą. Ar keitėsi jo paskui kažkiek tai jausmai, emocijos, kai jau realiai atsirado mergaitės ir jūsų didelė dalis dėmesio turėjo būti nukreiptos joms, bet kaip jisai išgyveno visą šitą procesą ir kaip dabar jis jaučiasi? Jis jau buvo paauglys, jau jisai buvo tokiam savo gyvenimo etape, kai jau jisai norėjo būti vienas, jau būti pats su savim, pats jau pradėti organizuoti savo
gyvenimą, savo ritmą, savo viską, tai jam, manau, to didelio poveikio tas, kad ne jam, o į kitą, į mergaitės buvo nukreiptas dėmesys, nebuvo to poveikio, jis išliko laimingas, mylintis, brolis, nešiojantis, bučiuojantis, migdantis, ir mumis jisai labai daug padėdavo, nes mes tokie biški, bent man tai trūkdavo valios, aš to griežtumo, aš toks biški buvau, susileidau, tai šito, pamatęs tuos mažus vaikus. O sūnus būdavo tas, koks aš turėdavau būti. Tėvo vaidmenį, ar ne? Jo, tos griežtosios dalies, jos susilaukdavo biški iš brolio, nes manau, kad vaikui to reikia, o man kažkaip nesigaudavo šitas. Aš leisdavau jom labai daug ir, galbūt ir neteisus buvau, bet kažkaip nesugebėdavau taip labai jau griežtai. Mama turbūt kitaip. Mama buvo biškai griežtesnė, jai pavykdavo, daugiau valios tame klausime turėjo. Aišku. Na ir noriu klaust, ką palinkėtumėt kitom šeimom, kurios galbūt irgi nedrąsiai pagalvoja apie įvaikinimą ar globą, bet jom nėra taip lengva ir paprasta perlipti šitą barjerą. Kokią žinutę jom norėtumėt pasiųsti? Aš manau, kad jeigu pagalvojat, tai vadinasi jau žinutė jums pasiųsta, jau nereikia jokios žinutės, jokios siųsti, tiesiog reikia imti ir daryti. Tai jeigu jau galvojat šitą, čia jau žinutė yra, jau daugiau žinučių nereikia, jau reikia tiesiog imti, daryti ir ateiti į tą procesą ir įvystyti, ir proceso eigoje nusiprimti sprendimą. Žinutės jūs jau nereikia, jau yra, jau duota. Vida, gal kažką? Aš palinkėsiu, klausykit savo širdies. Jeigu širdis ragina, nieko neskaičiuokite. Logikos šitame neieškokit, klausykit širdies. Nes iš tiesų viskas paskui taip gražiai susidėlioja. Kaip Rolandas minėjo, šitiek mes gavome pagalbos iš visur. Ir to negali išskaičiuoti ir numatyti. Tiesiog, jeigu yra toksai troškimas, tai pirmin, nebijokit. Na ką, ačiū labai jums ir linkiu daug sėkmės ir ateityje. Ačiū Rolandai, Mida, ačiū Kristinai, kuri padėjo vesti mums laidą Gyvieji šaltiniai. Vienu iš mūsų tikslų yra taip pat, kad kuo mažiau vaikų augtų vaikų namuose, kūdikių globos namuose, kad tai didelė socialinė nelaimė Lietuvos ir mes skatinam šeimas ir atskirų žmonės taip pat įmanoma ir vienišiems žmonėms įvaikinti kaip išimties būdu, kad tikrai galvokite apie tai, o kontaktus apie tai, kur jūs galite baigti atitinkamus kursus, jūs galite gauti savo miesto rajono savivaldybėse, kreipdamėsi taip pat į Respublikinę vaikų globos ir įvaikinimo tarnybą prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniuje. O su jumis buvo Arnoldas Matijošius, laida Gyvieji šaltiniai. Klausykitės mūsų pakartojimo laidos sekmadienį 15 val. Ačiū, kad buvot su mumis. Sudie. Gyvieji šaltiniai.